Jau, pirmas etapas, Lil ir Arti. Ir ko tik aš pizdoj nemačiau. Jau. Da pizdoj mačiau Arti, pizdoj mačiau ir Mental Crew. Prieikit arčiau, parodysiu jum kelią ant raidžių 3. Ir pizdoj mačiau, kad čia jau stumiu, jau. Aš beveik kaip Nagana, tik kiek piktesnis, tu beveik kaip Dadana, tik tai levesnis. Ir pizdoj mačiau, kam nepriot mano temos pošlos. Ruoškis, rašyk tekstus, kaip aš keikius negražiai ir dar dahuja. Na taip, kurva, suka, blet, pizda ir pohu man. Va taip va, ne visi tokie šiuolaikiniai pozityvus pahurėliai. Jei pas tave knygos, pas mane tik tabakui popierėliai. Ir tie aprašyti tekstų tonom, kas tau menas, man tik beilis su batonu. Flow the flow ir ko tik aš pizdoj nemačiau. Mama tau sakė, neimk pavyzdžių iš manęs. Cenzūruot mintis, atsargiau dėliot raidės. Bet ar pamyžus nukratyt tave išmokė? Nes kaip tai aš myžu, o tu tik šokia. Aš žinau, tave tai samanų krūzas. Taip aš ne centr, bet tu ir ne Robinas Krūzas. Nichuja, nestatyk iš savęs vieneto, nes tokių čia kai minimum dachuja. Ir pizdoj tą Arti aš mačiau. Statai iš savęs kažką, tačiau pizda lieka pizda, kiek čia bevartysi. Stengės nesistengės, jos nematysi. Da pizdoj mačiau Arti, pizdoj mačiau ir Mental Crew. Prieikit arčiau, parodysiu jum kelią ant raidžių 3. Ir pizdoj mačiau, kad čia jau stumiu, jau. Istorija paprasta, tik papasakoti kiek sunkoka. Karočią žino tokį mažą susitraukus iš poką. Vadina Hebra lyg ir Arti, jį nesakysite visi siūlė pasikarti, jau. Trumpai tariant, tam gyvenimas netoks ir geras. Bobų nepisa, nes prigėrus stinga vis bazaras. Ieškojo laimės kaip pachmelės piligrimas. Ir tikėjo ją kaip tiki savo mimikas mimas. Ir vat patraukė vieną dieną žmogų ant repo. Ir von altėjo nebe Arti, dabar MC Pedro. Pradėjo pumpuoti repą vietoj pornuchos. Nusipirko rimtą kepą ant savo dniuchos. Bet taip ir nesuprato, kad svarbiausia čia nepūti duchų. Nes to tiesiog nerašo straipsniuose Google. Išmoko teoriją, viską nuo pradžių. Kas ten flow, kaip ten rap paraidžiui. O praktika, dar nachuja ir taip protingas. Rado betlą, nusprendė imsiu. Ašgi fucking ypatingas. Visi matė, juokėsi, bet niekas nesakė, kad tas rapas šleikštus kaip japoniškas sakė. Rašalotais pirštais ištepliojo visą lapą. Reikalavo pinigų, išnervavo mamą. Bet savo pasiekė, patraukė studijon brolytis. Dabar užeik už paslaptingų durų ir vartykis.